Ko tu ten pukšti? Morkas raunu. Ar geros morkos? Geras, dėdė Lauky, tik tai sunku jas išrauti. O man irgi turbūt reikia žiemai morkų. Imk kiek nori, dėdė Lauky. Netvarka. Kas čia darosi? Morkas raunam. O kur tu, spigliuotasis, įsirošiai? Einu į mišką. Baravykų, ruduokių, grūzdų rinkti. Čia tai man patinka. Tai palauk mane, spigliuotasis. Aš eisiu su tavim grybauti, baravykų rauti. Man irgi reikia žiemai daug grybų. Dėdė Miša, o kaip su morkomis? Morkos. Ko čia prikibai su savo morkomis? Imk, graužk. Dėdė Miša, čia tau krepšelį. O ką tu be krepšelio darysi? Aš va taip. Tai labai puiku. Dėdė Miša, ko jūs vis taip lankstotės? Ar nematai, grybus renku? Kamgi tie grybai? Jūs verčiau šitų riešutėlių paragaukite. Na duokš. O, iš tiesų skanus. Dabar aš eisiu riešutauti žiemai. Dėdė Miša! Ką man reikia tų tavo grybų? Dėdė Miša, o kur jūs riešutus dėsite? O aš visą lazdyną išrausiu. Man va taip geriau. Ko įsigandai, Rainy? Matai, aš riešutauju, žiemai atsargas kraunu. Kur keliauji? Aš, dėdė Miša, žvejoti išsiruošiau. Noriu parnešti kačiukam žuvies. Žuvies? Tai puiku. Aš irgi mėgstu žuvį. Man žiemai jos labai reikėtų. Na tai eime. Aš kaip tik turiu atliekamą meškerę. Eime, Rainy, eime. Pala, o kaip su riešutais? Ką ten riešutai? Smulkmena, niekai.
Dėdė Miša, žiūrėk. Oi, kimba. Ko tu čia taip užsiėmęs, dėdė Miša? Supranti, rudoji, gaudau žuvį. O ko čia kitais rūpinės? Veltui laiką gaišti. Verčiau einam su manimi į kaimą vištų vogti. Vištų? Neblogai. Man kaip tik reikia žiemai mėsos. Eime greičiau. Kam čia man žuvauti, laiką gaišti? Tu, dėdė Miša, čia pasaugok. O aš tau vištytę išnešiu. Dėdė Miša. Nu, supranti, Peliuk, vakar mudu su lapė vištas vogėm ir štai šūnės vos man kailio nenudyrė. Vištas vogėt? Oi, kaip negražu. Matai, aš ketinau žiemai mėsos pasirūpinti. Žiemai tai reikia. Na štai, aš ir šį ir tą dariau, o pagaliau likau tuščiomis rankomis. Dėdė Miša, pradėjus vieną darbą, reikia iki galo jį užbaigti. Supratai?